Mango daina Alyvos 2003 metų pavasarį visiems priminė, kad pasaulyje yra įvairiausių aromatų. Tačiau viena populiariausių to meto dainų niekaip neužgožė benzino kvapo. Palanga sulaukė 4-ųjų 1000 kilometrų lenktynių, kurios antrus metus iš eilės vadinosi Horn Grand Prix. Jeigu jau prabilome apie moterišką muzikos grupę, būtina pasakyti, kad tais metais Palangoje pirmą kartą varžėsi lenktynininkė debiutantė, nors ją visi žinojo kaip televizijos ir meno pasaulio žmogų. Aš puikiai mėgojau, aš atsibudardavau, ką mes šiandien. Nomedos Marčėnaitės debiutas buvo neprastas. Ji su komandos draugais užėmė 14 vietą bendroje įskaitoje ir 4 savo klasėje. Liko vos per žingsnelį nuo podiumo. Ką dar mums dovanojo 2003-ieji? Įvyko visuotinis referendumas dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. Už Lietuvos narystę bendrijoje balsavo daugiau nei 91% rinkėjų. Informacijos jau buvo galima ieškoti Wikipedijoje. Tais metais atsirado jos lietuviškoji versija. Važinėti tais laikais buvo kur kas pigiau. Litras dyzelino pavertus kainą į eurus, prisiminkime, kad tada dar buvo litai, kainavo apie 63, o benzino apie 70 europietiškų centų. Bet galime ramiai grįžti į Palangą, kur 1003 kilometrų lenktynių dalyvius egzaminavo ir permainingas oras. Vis dėlto finišo nesugebėjo pasiekti tik 5 komandos, o pergalę ir vėl šventė Porsche automobiliu važiavę lenktynininkai. Šį kartą Alfredas Kudla ir Vytautas Venskūnas. Vytautas pakartojo prieš 2 metus iškovotą laimėjimą. Beje, artimiausius varžovus jie paliko toli už nugaros. Antrą vietą užėmusi komanda nuo lyderių atsiliko net 14 ratų. Tai turbūt vienas didžiausių atotrūkių nuo persekiotojų per visą lenktynių rengimo istoriją. Tada jau paragavau tų tikrų lenktynių, kur yra kas moka važiuoti. Ir žinoma, buvo ir forma, ir turėjau mašiną, ir man biudžeto prasme, man ką reikėjo padangas nusipirkti. Ir benzino išsipilti. Tai nevažiuot, kaip ir toksai. Vis tiek vasara faina. Bet jūs tada labai lengvai laimėjot. Šiaip tai mes pirmas lenktynės laimėjom 45 minutės prieš antrą, o 25 ratus. Jeigu aš neklystu, tai yra didžiausias skirtumas per visą istoriją. O antrą, kad laimėjom, tai laimėjom 15 ratų prieš antrą. Antras ilgiausias atstumas. Tai pirmą kartą, kaip laimėjom, tai nesvarbu, kad ten ir sustoję buvom, ir ten benzinas gal baigėsi, ir dar kažkas, ir mes vis tiek baigėm lenktynės, ir tik po 1,5 valandos visi atėjo jau laukti, kada čia baigsis. Tai yra finišas! Mes matome šių metų Horn Grand Prix 1003 km laimėtojus. Ką tu galvoji apie dabartinės lenktynės, apie GT3, apie konkurenciją tokią? Man sunku pasakyti, ir technika labai gera, ir manau, kad tie lenktynininkai visi verti ten važiuoti, nes ten ir pavardžių yra, ir viską. Aš aišku dabar, kaip sakant, ne visai toj temai, man taip nėra ten įdomu. Bet manau, kad pagal techniką ir vairuotojus, tai kaip ir viskas progresuoja, gerąją prasme, greitėja. Tai konkurencija tikrai, aišku, galima būtų sakyti, pas mus buvo tokia, kokia buvo, tais laikais buvo tokios lenktynės. Mes negalim tikėtis, kad visą laiką bus taip pat. Porsche automobilis laimi dar vieną pergalę čia Palangoje, pratęsdamas garbingas šio gamintojo tradicijas ilgų nuotolių distancijose. Manau, kad kitais metais vis dėlto dar kažkas galbūt ir pažeis šias tradicijas, bet pakol kas Porsche yra nenugalimi šioje trasoje. Taip, kad visi tie, kas turi Porsche automobilius, gali dabar išdidžiai šūkti, mes Lietuvoje esame nugalėtojai. Kaip jaučiasi nugalėtojas, ką jisai jaučia? Kaip ir bet koks nugalėtojas, laimę jaučia, laimingas, džiaugiasi, viskas gerai. Buvo sunkios lenktynės,
Sveikiname jūs. O sakykite, koks jūsų buvo didžiausias greitis tiesiojoje? Sunku pasakyti, mes kaip ir rekordų nesiekėm, bet apie gal 225, 230, kaip koksai. Klausykite, visai pamiršau, laikau rankoje, taigi šampanas nugalėtojai. Ir dar norėjau jūsų paklausti, ar tas lietus siaubingas, ar jums sumaišė, ar jums pamaišė? Ups. Mes laimėjom, matomai nepamaišėm. Šaunu, sveikiname jūs. Tai nugalėtojų šampanas Vytautas Venckūnas, kuriam šiandien tikrai buvo karšta, gauna šampano dušą.